Tai kągi, sveiki gyvi, brangieji. Seniai besimatėm. Vytautas ilgą tarpą neišlindo į eterį, nes dėl pateisinamas priežasties teko šarnyrą pasikeisti. Tai truputėlį po ligoninės pasiplaškiau, po sanatorijas, sūnus ūkiui vadovavo, tad ir nelabai jisai čia ką filmavo man, tai nelabai turėjau ką ir įkelti. Tai va, dabar pirma diena praktiškai iš po reabilitacijos grįžau ir nusprendžiau padaryti tokį trumpą reportažėlį apie savo pasėlius, apžvelgti truputėlį, kas čia yra padaryta ir kokia situacija dabar yra šiandien kovo 8. Gerai būtų, kad kovo 8, balandžio 8 yra šiandieną ir pasėliai, kaip šiemet, ką pastebėjau, tai pavasaris ganėtinai atėjo taip, sakykim, gan iš lėto, sakykim, senoviškas pavasaris atėjo toksai. Žiema buvo tokia senoviška, gili, šalta, tik tiek, kadangi buvo ganėtinai nemažai sniego, tai žemė labai nedaug įšalė. Įšalo buvo tikrai nedaug. Tai, kaip sakoma, tų visokių kenksmingų, visokių bakterijų, viso kito, aš manau, kad nedaug ir įšalė palyginus. Tai iššūkių turėsim. Jau negana, kad turim iššūkių su pasauliniais reikalais, kas vyksta pasaulyje, karai ir visa kita, visokie perversmai, rinkos, ūkininkam tikrai ne patys geriausi metai, nors kada jie buvo geri. Iššūkių visą laiką jų yra. Vieni metai sausra, kiti liūtis ir visokios negandos susideda. Tai va. Tai dabar pasėliai mano taip atrodo šiuo metu. Čia yra, aš vis dėlto šiemet vėl pasėjau miksą, vadinamą tą. Praeitais metais kaip jį pasiteisino. Čia vėlyva gan sėja yra. Rugsėjo 2 pusė čia buvo, kažkur tai 16 ar 18 dieną. Rudenį buvo nupurkšta, bet, vat, matau, kibusis lipikas gyvas. Arba jo dar nebuvo sudygusio, arba jis įdygo vėliau. Tai va, greičiausiai. Ir jo, matosi, va, yra ne taip jau ir mažai. Vadinasi, čia reikės naudoti vis tiek dar herbicidą. Ir būtent čia, kadangi tarp rapso, čia priešsėlis buvo rapsas, kiek jo kur nekasu, visur jo žolčio yra nemažai. Nu kągi, teks naudot kažkokį herbicidą. Pasižiūrėjus į šaknis. Čia sėkla buvo apvelta tik tai Bioversio Protect. Matosi, kaip gražiai aplipę šaknelės šviežios. Jos jau dirbo. Dar kadangi temperatūros nėra įspūdingos, ta prasme, naktimis dar ir šalnos būna šiek tiek. Tai augalai dar pilnai nėra, kad vegetuotų, bet jau matosi pirmi požymiai, kad jau vegetuoja. Kaip minėjau, va šitos va šaknelės, kurios va yra aplipę, jos yra gyvos ir va kokia šaknų sistema. Ir matot, kokie gumulėliai gražus, vien todėl, kad dirvos struktūra tokia gaunasi. Visas kompleksas, sakykime, mikrobiologijos, žemės dirbimo technologija kartu
viską sudėjus gauname gan gerus rezultatus. Dėl ko aš naudojau kasą? Dėl to, kad jisai būtent ir veikia truputėlį kitaip negu salietra. Jisai lėčiau atsipalaiduoja, 3 formos azoto, vieną suveikia praktiškai iš karto, ten 8%, po to dalis yra atsipalaiduoja ten, sakykime, per porą savaičių ir sekanti dalis yra ilgesnė, dar ilgesnė. Tai praktiškai man patinka dėl to, kad jisai gaunasi, sakykime, pastoviai to azoto šiek tiek turi. Ir ta amoniakinė dalis, kuri įsiplauna, jos yra tikrai nedaug. Ir aš manau, kad ją sugebėjo kviečiai pasiimti, nors tos dienos, kaip ir šiandien, saulėta, o vakar tokia buvo apniukus tokia diena, truputėlį to lietaus, bet kritulių buvo labai nedaug palyginus. Bet aš manau, iš to lietaus šiek tiek bus pažadinta gamta ir matysim tokį, sakykime, šoktelėjimą kviečių į viršų. Žiūrėti, kaip matėt, kad yra piktžolių, tai reikės žiūrėti, neprasileisti piktžolės ir jas nusipurkšti. Graučiai yra atiduotas bakterijos, kurios padeda atpalaiduoti dirvoje esantį fosforą, kalį. Ir tai va, o aš dabar dar čia šalia yra liucerna, kadangi ją auginu dar, tai pasižiūrėsim iš liucerną, kaip atrodo ir ką ten reikėtų padaryti. Ir pasižiūrėsim lauką, kur buvo soja pasėta mano. Šiemet, tarp kitko, vėl sėsiu soją. Čia bus 21 hektaras sojos. Turėsiu bandymą, turėsiu 4 veislių. Pasėsiu 4 veislės po hektarą. Ir žiūrėsim, kaip šiaurinėje Lietuvoje tos veislės augs. Tai va, kam įdomu bus, būtinai stebėkit. Kas norėsit, skambinkit, atvažiuosit, pasižiūrėsit, parodysiu, kaip jos atrodo ir ką jos iš savęs duoda, sakykime. Tai va, pirmi tokie būtų įžanginiai mano žodžiai ir įžanga į mano filmuką, o toliau reik manyt, gal viskas bus gerai su mano tuo šarnyru, pasitepsim, patampysim jį ir aš manau atsistatysim laiko, tai galėsiu dirbti normaliai ir galėsim bendrauti toliau. Tai va, štai čia trečiametė liucerna ir matosi gan nemažai yra visokių piktžolių. Faktiškai jau būtų labai gerai ir pats laikas būtų nupurkšti liucerną. Taip pat ir liucerna matosi gan neblogai peržiemojus. Vienintelė problema, va, visokios va šitos va žolės. Kadangi mums arabai nori ne žolės mišinio, o grynos liucernos. Tai mokama yra už švarę liucerną. Tai ir kaina nuo to priklauso. Čia yra trečiametė liucerna. Ir priešėlis yra tikrai neblogas. Rezultatai tokie būna visokie, sakykime, kai dabar yra nemažai tų piktžolių, tai aš manau, reikia išspręsti tą būtinai reikaliuko, nes jeigu nenupurkšim, bus blogai.
važiuoja į kitą galą. Tai matosi per visą lauką jau. Ko gero, kad jeigu taip žiūrint į šitą liucerną, jaučiu, kad paskutiniai metai jai, nors čia yra dabar 3 metai jai, bet ko gero 4 metus neapsimokės jos laikyti, nes paprasčiausiai bus per daug piktžolių ir bus problema. Tenais dalį matosi toliau liucernos jau sunaikinau, bet ten jinai ir buvo irgi 3 metų. Liucerna. Tai ją sunaikinau ir pasėjau kviečius. Kviečiai, paskui stabtelsiu. Skarsiai važiuot lauką. Tai tikrai gan kviečiai gražiai atrodo iš po liucernos. Esam bandę sėti ir rapsą, bet rapsas netinka iš po liucernos sėti dėl to, kad gaunasi kaip giminingos ligos yra rapsui. Ir liucerna, pati liucerna gal ir neserga, sakykim, bet jinai perneša tas ligas. Aš taip visą laiką galvoju, sakau, iš po liucernos pasėsiu rapsą, bet, nes kadangi, geriausiai būtų liucerna bendradarbiautų labai gerai su rapsu, bet kadangi giminingos ligos, tai vis dėlto nusprendžiau sėti kviečius, ne rapsą, nes kur praeitais metais bandėm, ten kolega bandė pasėti rapsą iš po liucernos, tai rezultatas buvo tikrai neįtin geras, tai nerekomenduojam sėti iš po liucernos rapsą. Tai geriau kviečius. Tai va, štai taip atrodo kviečiai iš po liucernos. Tai kaip ir minėjau, vieną kartą esu praskutęs giliai ir pasėjau. Tai va, vietom dar matosi, va, liucerna yra išlindus. Bet manau, kad dar nupurkšiu ją ir dar pavasarį pakartosim ir manau bus visai normaliai. Čia yra vendelinas, yra pasėtas grynas vendelinas. Čia prie tų pastatų visokio sudėtinga būdavo tą liucerną tvarkyti. Tai nusprendžiau, čia jinai buvo sumindyta. Ir nusprendžiau pasėti kviečius. Štai tokias šaknis vendelino. Irgi matosi, kad jau yra naujos šaknelės ir jos aplipusios. Šie 3-4 tokie yra stiebeliai įsikrūmiję iš rudens. Nupjovė ten antrą žolę, sakykime, liucernos ir viskas, tą žemę. Užtenka pilnai vieno skutimo, tokia truputėlį biškį gilesnė, apie iki 15 cm, sakykime, o po to galima sėti. Tiesiogiai nesiryžtų sėti iš po liucernos vien dėl tos priežasties, kad labai sunku sustabdyti tą liucerną, nes šiek tiek reikia ją, kaip sakoma, apgnaibyti, sujaukti ją šiek tiek, kad jinai dalis jo žūtų. Ir po to pribaigti su chemija. O chemija tai bet kuri į mankštinius augalus, tai tokią chemiją ir naudoji. Tai čia viskas labai paprasta. Tai va, dabar atvažiuoju prie lauko
kuriame buvo soja pasėta mano praeitais metais. Tai čia dabar laukelis atrodo šitai. Čia planuoju dabar planuoju, šiaip buvo planuota sėt liucerną iš po sojos. Bet kadangi vėlgi ankštis ir iš po ankštinė, tai kažkaip truputėlį susigluminau ir greičiausia, kad pasėsiu čia miežius. Tai va, daug kas manęs klausė, sako, kaip, aš kūliau, patys žinot, lapkričio pabaigoj. Lapkričio kažkur apie 15. Tai va, su paprasta pjaunamąja pjoviau, tai va, matosi, kaip va, paliko ankštis. Ir kas jom nutiko? Prašiausiai va, supuvo fuzariams papjovėjas. Nes kadangi buvo tiesiog labai šlapia. Lietus jo, ta prasme, žemė žiūri proveržų tokių, arba jos atsistatė. Matosi, va, kiek anksčiau paliko. Tikrai nemažai, jos dalis, aišku, jau nukrito, gal ir graužikai sugriaužė. Bet, va, nusipjovė gan aukštai. Ir apatinis pačios didžiausias ankštis, o jos paliko. Tai va, soja siejant, aišku, būtų gerai, kad būtų pirmą lygį. O šičia buvo eilė klaidų padaryta mano. Pasėjau aš čia įdirbtą žemę, pasėjau su tempo, norėjau, kad gražiai išdėstytų, bet buvo liūtis, praėjo iš po to. Tai vienu žodžiu, klaidų buvo nemažai ir žemė buvo nelygi ir problemų tikrai buvo nemažai. Vienintelės, sakau, kad va, su paėmimu buvo, kadangi vėlai pasėjau, tai ir taip ir gavosi. O piktžolių, tai piktžoliams susitvarkyti, čia viskas tvarkoj. Susitvarkiau, matote, dabar ir tas laukas jisai yra gan švarus. Net nematau čia didelės problemos. Tai nebent jau čia gal galų laukėse, nes čia buvo tos miglės nemažai. Bet čia glifosato rudenį jokia nenaudota buvo. Tai tos va. Ir klibė mano ta. Negalima vis užsimiršti, kad negalima su ta ranka nieko daryti. Vis tiek čiupti automatiškai. Tai va, per galų laukės gal ir reikės, matau, nupurkšti. O daugiau gal ir nieko. Ja, tik stiebeliai stovi. Ir čia nemažai piktžolių buvo visokiausių, tai paprasčiausiai nebenorėjau velti kombainą. Ir palikau. Tai va, vienu žodžiu, iki pavasarį soja tikrai neišgyveno. Čia piktžolė šiek tiek yra. Aš manau, kad čia tas bus gerai. Ja, matysim, kaip čia atrodys. Gan nelygus, o matosi šiek tiek, kombaino vėžos prasipjovė šiek tiek yra. Ir negalėjau aš labai žemai nuleisti pjaunamosios, nes žemė buvo tikrai šlapia. Ir jeigu tik biškį truputėlį žemiau nuleidai, iš karto to pradėjo stumti žemę. Ir taip vargau, ta prasme. Šiek tiek nuėmiau tos sojos. Tai yra kaip yra. Tai va, brangieji, tiek šiandien žinių. Vėjas gan didelis, šaltas. Tai
noriu labai padėkoti, kad neapleidote mano kanalo. Ačiū labai mano rėmėjam. Ačiū rėmėjam, kurie tikrai sąžiningai mane rėmė visą šį laikotarpį. Ten paskutiniai filmukai tai buvo filmuoti sūnaus. Sūnus buvo išvažiavęs į Lenkiją į Agromaž ir Samaž gamyklas 2. Tai dėkoju Hegvitai už suteiktą galimybę pasižiūrėti, kaip vyksta gamybos procesas. Tai aš montuodamas tos filmukus tikrai žiūrėjau ne vieną kartą. Tikrai man pačiam asmeniškai jie patiko. Kas nepasižiūrėjot, būtinai pasižiūrėkit. Jie ten gan ilgi yra. Stengiausi kuo mažiau karpyti, nes ganėtinai įdomiai Viačeslavas ten papasakoja, kaip vyksta gamybos procesas. 2 gamyklos, ta pati Lenkija, bet šiek tiek skirtingas požiūris, bet esmė ta pati, gamyba vykdoma jau šiuolaikiškai, technologijos įvairios. Tai tikrai, kas nepasižiūrėjęs, siūlau pasižiūrėti. Įdomus filmukai, nes aš pats nedalyvau, nes kadangi, kaip minėjau, buvau ant operacinio stalo, keitė šarnyrą, tai pats negalėjau sudalyvauti tenais, o sudalyvavo sūnus. Tad dar kartą padėkosiu visiems savo prenumeratoriam, visiems savo rėmėjam. Ačiū, kad spaudžiate laikus ir iki sekančio filmuko. Tikiuosi, sekantis filmukas bus įdomesnis, papasakosiu daugiau. O šiandien bus tie. Ačiū.